Esu Petras Mikučionis, kineziterapeutas. Ilgus metus dirbau su Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė. Pagrindinis mano darbas yra atlikti reabilitaciją, jeigu jūs jau patyrėte traumą. Ir taipogi labai svarbus momentas yra padėti jums su prevencija, kad traumos negautumėte. Sumatęs begalę nenusisekusių reabilitacijų. Arba kai pacientas blogai jaučiasi praėjus pusė metų arba metai laiko po operacijos. Ateina su ne iki galo ištiesta koja, jeigu tai yra kelio sąnarys, ateina su vis dar tinstančiu sąnariu. Pagrindinės priežastys, kodėl taip atsitinka, prasta reabilitacija. Kas sudaro prastą reabilitaciją? Prasto reabilitacijai, bet kartais pacientas, baigęs ambulatorinę reabilitaciją, daugiau nieko nebedaro. Šiek tiek geriau pasijuto ir stop. Labai svarbus momentas iš karto po operacijos ištiesti koją. Labai dažnai, jeigu mūsų išoperuoja pacientas grįžta namo, koja yra laikoma taip, kaip patogu. O patogu yra, kaip aš, pavyzdžiui, dabar sėdžiu, šiek tiek sulenkęs koją. Nejudindami sąnariai sustingsta labai greitai. Tai čia yra didžioji problema, nes pirmasis tikslas reabilitacijų yra mobilumo gerinimas. Pirma taisyklė, kurią liepi pacientui po operacijos, tai yra ištiesti koją. Tai antras labai svarbus momentas yra šaldyti kelio sąnarį po operacijos. Ledą dedame, labai svarbu žinoti, kad ledą dedame virš kelio sąnario, o ne ant girnelės. Didelė klaida būna dėti ant girnelės, būna kartais nušaldoma oda. Šaldyti po operacijos, sakome, kad reikia nuo 5 kartų per dieną. Galima 10 kartų per dieną po 15-20 minučių šaldyti sąnarį ir tai tikrai nebus per daug. Trečias, labai svarbu yra apsilankyti pas kineziterapeutą dar neprasidėjus ambulatoriniai reabilitacijai ir sužinoti, ką jau galima daryti daugiau. Tai pirmą vizitą pas kineziterapeutą galima organizuoti po 2 savaičių praėjus po operacijos. Tuomet kineziterapeutas nustatys, ar sąnariui trūksta mobilumo, ar galima jau atlikti stabilumą gerinančius pratimus, galbūt kažkokius tai tonus didinančius pratimus. Kartais pacientas susiduria su problema, kad negali aktyviai pakelti tiesiog kojos. Tai kineziterapeutas išmokina, kaip tai padaryti, nes raumenys atrofuojasi 3-4 dieną po operacijos, kai jeigu jų nejudini ir nepajungi. Ketvirta, tai yra didelė problema, kad baigęs ambulatorinę reabilitaciją pacientas daugiau nieko ir nedaro. Arba atlieka dar tos pačius pratimus, ką jam buvo pasakęs kineziterapeutas, bet daugiau nesikreipia ir nežino, ką toliau daryti. Tai šitoje vietoje yra labai svarbu sustatyti jam kojų jėgos stiprinimo pratimus, sąnario stabilumo gerinimo pratimus, kuriuos jisai gali atlikti ir tęsti. Jeigu ateina pacientas pas mane, atsineša magnetinį rezonansą, mes atliekam Generop tyrimą, patestuojam manualiai ir jeigu pamatome, kad raištis vis dėlto yra nuplyšęs, nueiname tiesiai pas ortopedą traumatologą, pasitarėme ir jeigu taip, kad pacientui būtų patogu, čia ir vietoj jisai jam net yra paskiriama operacija, mes jam prirodome krūvą pratimų, kuriuos jisai atlikdamas ir susipažįsta su reabilitacija, nes pratimai yra panašus, kas vyksta ir po operacijos, bet tuo pačiu jisai ir sustiprina savo pažeistą koją. Jeigu jūs išsioperuosite sustingusią koją, tai po operacijos jūs toliau būsite sustingęs ir bus žymiai sunkiau ją ištiesinti, nes atsiranda ir baimės faktorius. Didelė rekomendacija operuotis neištinusi sąnarį. Labai dažnai pasitaiko, kad pacientas ateina po kelių mėnesių po operacijos su vis dar ištinusiu sąnariu, uždegimas vyksta kelio sąnaryje ir kai galiausiai išsiklausinėjai paciento, pasirodo, jis nuėjo operaciją su koja jau buvo ištinusi ir ūmioje fazėje išsioperavo. Tai yra didelė dažniausiai klaida, labai svarbu paruošti paciento operacijai ir kad pacientas ateitų į operaciją kaip sveikas. Pas mus Gijos klinikose yra labai paprasta komunikuoti pacientui su ortopedų traumatologu, nes mes kineziterapeutai tai darom betarpiškai su chirurgais. Čia ir dabar nueinam pas ortopedą traumatologą, pasikalbam, pasitariam ir iš karto sprendimas yra ir mums iš karto aišku, kaip atlikti reabilitaciją. Dėl to labai patogu. Kuo mes skiriamės nuo kitų, tai tuo, kad per vieną vizitą jūs gausite atsakymą, ar jums būtina operuotis ar ne. Jeigu matys gydytojas ar ortopedas traumatologas, kad reikia operuotis, tai mes jūs paruošime operacijai, būsit pasiruošę operacijai ir greičiausiai reabilitacija jūsų praeis sklandžiai. Jeigu jūsų nereikia operuoti, tai mes sustatysime individualią pratimų programą ir jūs pasveiksite konservatyviai.